Masę galite jungti. Tai ką, sveiki atvykę į naują šis epizodą. Šiandien randamės paskutiniam drifto čempionato etape. Ką tai reiškia? Kad nėra ko smulkintis. Visiškai nėra ko smulkintis. Dabar atvažiavau, pasišildau padangas. Mes skūsimės, kad mums trūksta galios, nes vakar nepaėjo jos pasididinti. Ir vėl mes turėsim problemų įsibėgėjant. Žodžiu, vakar buvom pas Valdą, planas truputėlį neišdegė. Plius dar įsinstaliavom, čia matot pašoniai pas mane yra bakelis su vandeniu. Jisai čia paskui nebus, paskui pradėsim naudoti originalų BMW įsiplėtimo bakelį, jis ten sparne stovi. Tai yra paprasčiausia metanolio sistema, senai naudojamas dalykas. Jos tikslas yra papildomai purškia metanolio ir vandens miksą, gali purkšti pilną metanolį, gali purkšti vandenį, gali purkšti degtinę, langų skystį, žodžiu, visą kitą. Kompresorius buvo projektuotas, kad kelis kart dugną numiniai ir sistema aušinasi, o pas mumis dugno numinimas būna visada, tai patys suprantat. Kas liečia įsiurbimo temperatūrą, tai turėdavom 70+, tai dabar apie 40. Tai neskaitant to, kad lauko temperatūra tai vakar buvo 30+ laipsnių. Kas liečia tolimesnius galios didinimus, tai viskas palaipsniui pasididinsim. Tai dabar iš tikrųjų į etapą atvažiavau su idėja naudoti Max mišinį, tada vidury etapą sugalvojau, kad man reikia vis dėlto naudoti UHP mišinį. Tai pasisekė realiai, kad yra toks dalykas kaip Zestino montažkė, etapuose lankosi ir pardavinėja padangas. Tai literaliai nuėjau ir nusipirkau UHP. Ant Max mišinio supratau, kad truputį Max mišinio yra drąsu važiuoti. Aleksas važiuoja ant Max mišinio, tai Aleksas drąsesnis. Man reikia, realiai aš noriu šitą etapą suvažiuoti su jau ištestuota padanga, jau žinomų sukibimų. Kaip sakoma, dirbti ties to, ką jau esu išdirbęs, o ne kažką naujo bandyti keisto ir taip toliau. Laikas lyduką iššaut. Startuojam antru, Aleksas iš tikrųjų bando trečiu startuoti. Vėlgi, aš netoks drąsus. Kažkodėl stikliukas pradėjo rasuoti. Drąsiau. Į pirmą klipą reikia daug giliau pasistatyti. Vėlgi, pirmais važiavimais geriausiai neįsijaus. Šitą esu įsiminęs, priprasiu prie automobilio ir pavažiuosim. Einu dabar pasižiūrėti, kaip tai atrodo iš išorės, kad žinočiau plius minus kaip ką. Reikia suprasti, kad mes einam tuo keliu, kad mes updeitinam palaipsniui. Nes šitų mašinų tikslas yra 600 ratus, kad gaut daugiau ir kad mašina, kaip sakyt, suvalgytų daugiau, tai jau reikia tiesiog mašiną radikaliai perrinkti didesniam arkliui. Tai čia gausi 700 alkūnę ir mums to tikrai turėtų pilnai pakakti 265 padangai. O šiandien ką? Turim tą patį, ką turėjom visada. Tik tais dabar variklis saugiau gyvena. Nuslydo koja nuo gazo pedalo. Bet viskas gerai, pirmas ranas, tai viskas normaliai. Šiandien naudojam Zestino Maxus. Noriu maksimaliai kiek įmanoma išbandyti savo įsibėgėjimą. Kiek ta mašina gali tai bėgėtis, tai su HP'škiam labai gerai slys trasoj, bet įsibėgėjime man truputėlį trūko to semio mišinio, kad kai ratai praslysta, jinai šyla ir jinai labiau lit pradeda. HP'škiai yra tokia strytinio mišinio, tai kai tu jai duodi šilumos, jinai neturi tos savybės, kad jinai kuo daugiau speedo, kuo daugiau karščių duodi, to jinai labiau kimba. Tai 26-30 inteikas. Jėga! Šiandien dar nepapasakojau, kas čia pas mane po dešinę salone.
Tai ilga istorija, vėliau galėsim detaliau papasakoti, kaip ten kas ir kodėl. Bet idėja yra tokia, kad Formula Drift yra lempos, kurios rodo, ar mašina greitėja ar lėtėja. Ir pagal tai teisėjai nusprendžia, žodžiu, kam duoti pergalę, jeigu įvyksta kažkoks sprendimas, kuris, kelia klausimų, žodžiu. Šitos lempos ir rodo, Tai žodžiu, šitos lempos, ką ir rodo, tai rodo, ar tu greitėjai, ar tu lėtėjai. Raudona yra lėtėjimas, žalia yra greitėjimas, teoriškai. Šitas mėlynas daiktas rodo kampą. Tai va, dabar testuojam, ar daiktas veikia. Jeigu veikia, tai tada gal ir išeisim implementuoti tai drifto bendruomeniai. Tai kas būtų žiauriai cool. Dabar Aleksas pasakė startuoti trečiu, bandom trečiu. Aš spėčiau, kad varžtas koks išlūžo, nes tikėtina. Svarbiausia, kad nieko kito būtumėm nesugadinę. Eilinį kartą važiuojam į pidus ir pažiūrėsim, kaip kas bus. Bet šiaip labai gerai jaučiuosi, labai fainai važiuosi su mašina, kai jinai važiuoja trasoj. O dabar galim pasigrožėti vaizdais. Tai faini vaizdai. Pigiausias būdas važiuoti Nemuno žiede yra ant šito tralo. Good vibes, good vibes. Tokie va reikalai, tai nulūžo važiuoklės vienas varžtas priekinis, tai galimai buvo laisvas ir gal praleidom betikrindami arba atsisuko bevažiuojant, kas yra visiškai normalu, nes pasistatymę pajaučiau, kai ratas pradėjo kažką daryti to, ko jis neturi daryti. Tikėkimės, kad Eimantas iš Era Customs viską išspręs, aš dabar einu vandens atsigert, pailsėt, šiaip žiauriai gerai važiuojasi, geras vaibas, geras oras realiai, nes nėra per daug karšto, tai kol kas jokių atmazų, mes galim parodyti rezultatą ir jį parodysim. Ką, išsitestavom automobilį, viskas veikia, kaip ir sutaisėm, bet treniruočių sesiją pirmą praleidom. Antroji treniruočių sesiją dar turėtumėm gauti pusvalanduką ar valandą lyg pasivažinėti. Aišku, su visais važinėsim, tai gal ne tiek daug važiavimų gausim, bet manau, dar spėsim pasitreniruoti. Eik tu Kiek dūmų! Oh my god! Oh my god! Jisai dėdė vienas iš greičiausių. Įsibėgėjime, pažiūrėsim. Dabar susibėgėjimu viskas čia kipukė. Labai gerai susibėgėjimu. Vinčigelskis yra vienas iš greičiausių. Praeitą kartą aš taip nuo jo gavau startę, kad oi, kaip buvo baisu. Tai yra buvo labai blogai. Dabar buvo visai gerai. Pažiūrim, kaip atrodė iš išorės. Androidas grybo nepjauk, kas yra, mažiukit. Šūda mali, Tuoj perkursiu, nes gazas dingo. O, dabar gerai. Nes neprikolas į kairę, gazas yra į dešinę, ne? Tai pasirodos, Aleksas pasistatėme plačiau už mane nuvažiavo. Ai, prikolas. Kokių manžų bavūras statosi. Pasiutėlis, šyš! Va, su mančiuku tai va galima prisižaisti, taip kad... Bet esmė supratau, kad realiai dabar sukibimo pakankamai daug turėjom. Kuro reikia dasipil būtinai.
ir viskas bus good. Šiaip jo, kiek matau, tai lempos pakankamai jautrios. Dėl kampo daviklio tai nematau, ką jis rodo, nes yra ta problema, kad nematau per šalmą, žodžiu. Gerai, laikas susikau prieš startą. Pirmo klipo nepasiėmėm, bet nenorėjau rizikuoti. Vieną ratą nuleidau 4. klipe. Didelių balų nebus. Bus apie 72 tikiuosi. Galima geriau, aš tikiuosi ne 0. Bet kadangi vieną ratą nuleidau, tai tikriausiai ne 0. Antras kvalifikacinis važiavimas. Padangų iš tikrųjų jau mažokai. Tai buvo kvalifikacijos antram važiavimui, pasiliekam jau visiškai likutį. Žmonių tai kosmosas. Smagu, kad ateinat į renginius. Wow, ta prasme, wow. Aš to jausiu stresą važiuojant. Pirmą klipą jaučiu nepaėmiau, bet kampą tai šoviau kai žvėris. Pirmą antrą klipą jaučiu truputį nurašiau, bet visą kitą neleidęs gadas suvažiavau, tai jo, truputį gal per daug kampo šovau, bet tiesiog surizgavau. Nu štai, laikėte ščiūrį pas mane, ne? Laikėte šaunoliai. Bet jau kuro tiek mažai buvo likę, kad jau atlyvis pradėjo. Taškų tikrai pelniau. Ką, 90? Ačiū, kas laikėt ščiūriukus. Šaunoliai. Labai gerai. Kadangi pas jį daugiau arklių ir sekventalas, tai reikia biškį nepramegoti. Mes startuojam 3 bėgių. Kuo mažiau shiftinimo, tuo geriau gaunasi. Kompresorius mums tai leidžia, tai ko nesinaudoti kompresoriaus privalumais, ne? Kažkaip jis vyras net ten nuvažiavo. Laimėjom šaiką. Sekantis vaškelis. O, kaip noriu šito. Dabar judam palaikyti, pažiūrėti, kaip seksis Simą. Spėkit, kas šalia mane stovi. Dėdė Vindžigelskis. Realiai jau 4. kartą per sezoną susitinkam su juo, tai reikia daryti išvadas, kaip čia mes pasiduodam kiekvieną kartą. Jokių atmazų vėl, strategija prasta, turim variantą lengvai šokti iš starto, tą ir bandysiu daryti. Gerai, sumirksi, 1, 2 ir pajudu. Gerai, paliekit man sėkmės komentaruose ir laikas man vidosas tau. Važiuojam. Aš visiškai nemačiau, kur važiuoju, bet nepasidaviau. Bet visiškai nemačiau, kur važiuoju. Ta prasme, aš visiškai pasiklydau jo dūmuose. Tai buvo kosmosas. Atidaviau viską, ką galėjau, į antrą klipą nesuvažiavau taip giliai, kaip norėjau. Bet I gave it my all.
Šiandieną taip gavosi, matau, temperatūros normaliai pakilo. Blemba stengiausi, starto nepramigojau, bet nuleidau ratą, va tas mano lydė truputį bus niuansėlis. Gaila, bet 4 kartas nepasisekė. Jo, tai žodžiu, aš top 16 keliauju namo, reikės toliau analizuotis, kaip laimėti prieš Valdą, jau atskiras serijas kursim. Einam toliau mokytis, profesionalus naujokai, reiškia kažko vis dar neišmoksti. Ir vėl kažkas su gazu. Vienas sąmonės, kodėl dabar? 5 minutės man pakabą išmušė gale. 5 minutės? Jo. Gazos sklendės yra fiškutė susijungia, kur 2 ilgi laidai. Ten kažkas kontakto nėra. Greičiau, aš noriu vaškeliu važiuoti, duok progą. Į kairę pusę gazas dinginėja kartais. Man šildant kartais toks atrodo, kad patrukčia gazas. Tuoj sutvarko, lėksim toliau. Dabar! Adrenalino tiek, kad net rankos drepa. Dėdė Levickas čia toks, rimtas bosas, taip kad... Nepavijau. Eina šiktis greitas. Ką dabar reikia švarų lydą? Šaltau. Kartais vėl suburbuliuoja, bet dabar jau nepriklausomai ar kairiai dešinę atidaryk kapotą, kur yra mano laidai kompo. Tai tiesiog pajudink fiškės ar kažką tokio. Ne, mašina negesta, bet kaip, žinai, kaip misfire'as atsiradęs būtų. Pabandyk babinų laidus pajudint dar. Ai, visas fiškės babinų peržiūrėk. Nu ką, važiuojam prieš Valdą. Reikia brolį atkeršyti. Nesiseka su Valdu žostkai. Oi, žostkai nesiseka, mum jį perlipt. Gal kažkada. Gali važiuot? Arklių neturi? Arklių neturi? Da mes biški. Reikia, dabar reikia. Kas yra, nu? Kodėl dabar, bl***? Kas yra? Pas mane kažkas su mašina. Man kažkas su mašina, jinai nevažiuoja. Turiu į kitus. Ką darysim? Nu tai 5, jeigu turiu dar. 5? Ja. Nežinau, ar duos, bet... Nu tai paklausk. Jeigu ne, tai tada aš nevažiuosiu su tokia nesaugu. Dėja, neturi 5 minučių. Tada... Į pietus viskas. Jo, Okay. Nežinau, pradėjau misfirintis įbėgėjime ir tiesiog, atleidau, numyniau ir, nesibaigė misfire, tai, tipo. Turėjom kažkokį lengvą tokį misfiriuką karts nuo karto per šiandien. Bet jisai, tipo, jis nebuvo trasoj, jis buvo, pašildymo zonai, kai žemais ūkis ir kažkas tokio, taip darydavai, ten sukinėdavais. Jau numyniau dugną, mašina nesibėgėjo ir vieną kartą perminiau antrą ir ir tiesiog bogint pradėjo. Antrą važiavimą, nevažiuosi, tipo, čia per daug rizikinga. Nes aš dar, žinai, bam pasibėgiau, gal čia, atlyva žiūriu, kūro pilna, visko pilna. Ir, pabandžiau dar taip, žinai, užmest ir ne, tipo duodi gazą, čia tiesiog irgi važiavau, tipo,
Kažkada, nu, pavyks. Ir su vaškeliu nesąmonė gavos. Nu, aš visada ten taip statausi, aš tikrai vaškelio nepakišinėjau. Aš visada įsibėgėjau, lengvas mančiukas ir paskui, nu, pasigesinu. Nes aš pilnu gazu, nu, aš neišvažiuoju, ten mašina to negali. Čia 400 šiam ar pilnu, to nepadaryti. Gal tai po vaškelis ir padarytų, nu, bet mano kiaušų nėra, tik skilų nėra. Tai, nu, gavosi kaip gavosi, bet, nu, antras irgi neblogai prieš vaškelį pravažiavau, tai, nu, manau visai pasisekus diena. Žinai, kai ar tai buvo? Užuodžiau. Kitą kartą susitiksim su Valdu ir tikėkimės, kad laimėsim. Sveikinu laimėtojus, Valdą taip pat.